21. Žydėkite ir klestėkite. Kartais žmonės siekia sužlugdyti kitą žmogų, sudaužyti jo viltis ir svajones, sunaikinti jo ateitį ir jį patį. Piktavalis žmogus, pasitelkęs pajuokas ir daugelį kitų būdų, gali bandyti pabloginti kito žmogaus gyvenimą. Dėl vienos ar kitos priežasties pastangos pagerinti save, padaryti gyvenimą kiek laimingesnį, gali susilaukti puolimo. Kartais būtina duoti tiesų atkirtį. Tačiau yra vienas ilgalaikis būdas, kuris retai nuvilia. Ką būtent tie žmonės bando padaryti? Jie bando sužlugdyti kitą žmogų. Jiems greičiausiai atrodo, kad tas žmogus yra jiems kažkaip pavojingas. Ir jeigu jis įsitvirtins gyvenime, tai sukels jiems grėsmę. Todėl tokie žmonės įvairiais būdais siekia slopinti žmogaus gabumus ir sugebėjimus. Kai kurie bepročiai netgi turi bendrą planą, kuris skelbia: jei A seksis labiau, tai A gali kelti man grėsmę. Todėl reikia daryti viską, kas tik įmanoma, kad A nesisektų. Jiems rodos niekada nedingteli, kad dėl tokių jų veiksmų A gali tapti jų priešu, net jei anksčiau jis nebuvo jų priešas. Galima numanyti, kad toks elgesys yra tiesiausias kelias susilaukti nemalonumų. Kai kurie žmonės taip elgiasi tik dėl išankstinių nuostatų arba dėl to, kad nemėgsta kito žmogaus. Tačiau visiškai nesvarbu, dėl kokios priežasties jie taip elgiasi. Tikrasis jų tikslas yra sutrukdyti žmogui tobulėti ir jį sužlugdyti. Teisingiausias būdas išspręsti tokią situaciją ir susidoroti su tokiais žmonėmis yra žydėti ir klestėti. Žinoma, tokie žmonės, matydami kieno nors pasiekimus, gali dar labiau įtūžti ir pulti dar smarkiau. Jeigu reikia, galima imtis tinkamų veiksmų, bet svarbiausia nevalia atsisakyti žydėti ir klestėti, juk būtent to jie ir siekia. Jei jums sekasi ir jūs vis labiau ir labiau klestite, tokie žmonės nusirita į apatiją. Ir gali visiškai atsisakyti savo planų. Jei žmogus siekia vertingų tikslų,
Jei jis juos įgyvendina, skirdamas pakankamai dėmesio šioje knygoje išdėstytiems nurodymams, jei jis žydi ir klesti, jis būtinai pasieks pergalę. Ir galima tikėtis, kad nei vienas plaukas nenukris nuo jo galvos. Ir tai mano palinkėjimas jums. Žydėkite ir klestėkite. Epilogas. Užsiėmimas vertinga veikla suteikia laimę. Tačiau niekas, išskyrus jūs,